Labas rytas. Labas rytas. O, visai kitas reikalas. Malonu visus matyt, malonu, kad po praeito savaitgalio, kai nebuvo vyresnių, neįsilakstyt visi. Tikiuosi, savaitė buvo puiki, nenupūtė vėjai, audros, neišmušė nei fiziškai, nenuplėšė stogų, nei širdyje. Ir kaip visada pradėsim sekmadienio tarnavimą. Vaikų mokyklėlė, vienuolė moko vaikus 10 Dievo įsakymų. Pakėlė Marytė ranką, sako mokytoja, o kokį įstatymą pažeidžia mano mažasis broliukas, kuris pagavęs katiną tampo jam už uodegos? Mokytoja sako, o kaip jūs vaikai galvojat? Pakėlė ranką Petriukas, sako, man atrodo, ta, kur Dievas sako, ką Dievas sujungia, žmogus tai neįskiria. Skelbimai kaip visą laiką. Suvažiavo ką tik. Žinot, būna. Papramušė. Pasaulinė lyderystės konferencija lapkričio 20 dieną. Turim nuolaidą 20% su nuolaidos kodu PLK24. Šiais metais tikrai nuostabių speakerių, kaip ir kiekvienais metais. Praeitais metais dalinausi, mes buvome su Gertrūda, tikrai įspūdinga konferencija. Visus kviečiam dalyvauti. Kitą sekmadienį narių susirinkimas po tarnavimo, tai pasiplanuokit šiek tiek laiko po pamaldų. Jeigu kažkokių klausimų kyla, tai po pamaldų pasaurimą jisai tikrai viską žino ir kaip ir kiekvienais metais, tiksliau jau galima sakyti, kaip ir kiekvienais metais, 3 metai iš eilės, miesto bažnyčia organizuoja akciją ar pagalbą, nežinau, paramą ukrainiečių vaikams. Tie, kurie, aišku, yra paveikti tragedijos, kurie turėjo palikti savo namus ir greičiausiai kalėdas ir šventes praleis ne namuose. Todėl kviečiam labai prisidėti šiek tiek prisidėti ir praskaidrinti turbūt jų kasdienybę, tai yra kalėdinėmis dovanomis. Išėjus pro duris paruošta yra dėžučių su lipdukais, yra sąrašas daiktų, ką rekomenduojame, prašome įdėti. Taip pat prie dėžučių tas pats sąrašas yra ant popieriaus, fiziniu formatu, galite pasimti ir prisidėti. Kas labai svarbu iš patirties mūsų šitos akcijos, labai prašome pagalvoti, jeigu savo vaikams dovanotumėt, pirktumėt, dėtumėt, kokius daiktus norėtumėt įdėti ir kokius daiktus norėtų gauti. Čia prašymas tarp eilučių kiek įmanoma pasistengti įdėti gerus daiktus arba dar naudojamus daiktus, arba tikrai dar tvarkingus daiktus. Skelbimų tiek. Noriu pakviesti maldai. Tėve, dėkojam tau šitą dieną, už tai, kad turime galimybę čia susirinkti saugiai tavo vardu, o ten, kur 2 ir daugiau, ten esi ir tu. Ačiū tau už kiekvieną dieną duotą malonę, už kiekvieną žingsnį ir apsaugą, kurią tu duodi mums žengiant kartu.
Atversk, Tėve, mūsų širdis, duok išminties, kuklumo, drovumo, priimti tai, ką tu nori pasakyti kiekvienam šiandieną iš mūsų. Įdėk nuolankumo suprasti, kad tu esi mūsų kūrėjas, tu esi visagalis ir viskas tavo rankose. Padėk mums tarnauti ir žengti taip, kad viskas vyktų tavo šloviai. Jėzaus Kristaus vardu dėkojam tau. Amen. Aleliuja. Viešpats girdi. Viešpats girdėjo vakar, girdi šiandien, girdės rytoj. Noriu pasakyti, kad jis gydo. Gydė vakar, gydo šiandien, gydys rytoj, jis yra gyvas. Vakar, šiandien ir per amžius jis yra gyvas. Aleliuja. Todėl mes lenkiamės prieš tavo didybę, Viešpatie, šį rytą. Prieš tavo galybę ir šlovę, Jėzau. Mes dėkojam tau už tavo auką, Jėzau. Dėkojam už tavo malonę, Viešpatie, kuri atsinaujina kiekvieną rytą, Dieve. Kiekvieną rytą pabudus man, Dieve, atsinaujina tavo malonę. Iš tavo malonės mes pabundam, Viešpatie. Haleliuja. Aš raginu tave šiandien atverti savo širdį, šlovinti jį maldomis. Žinai, nebūtina turėti nei klausos, nei balso. Tobulo. Viešpats mato tavo širdį. Ko jam reikia, tai tavo širdies šiandieną. Todėl raginu atverti savo širdį prieš jį, prieš karalių, prieš didį Viešpatį. Mes dėkojam tau. Mes šlovinam tave šį rytą, Jėzau. Lenkiamės prieš tavo galybę, Viešpatie. Tu geras esi ir būsi man, Jėzau. Mes mylim tave, karalių. Mes lenkiamės prieš tavo šlovę. Mes lenkiamės prieš tavo sostą. Mūsų širdis atviros, Viešpatie, tau. Atviros šventoji dvasia, kad tu darytum savo darbus. O karalių karalius, ištikimas per visas dienas. Mylintis tėvas esi. Mylintis Viešpats esi. Besirūpinantis Viešpats esi. Jeigu šiandien turi kažkokių poreikių ar naštų ar problemų, atnešk jam. Viešpats sako, meskite prie mano kojų. Tai, kas tave šiandien galbūt vargina. Abejonės, nepasitikėjimas, kažkoks tai melas. Gal tu šiandien neturi darbo, gal tu neturi meilės, gal tu jautiesi vienišą šiandien. Viešpats kviečia ateiti ir mesti ant jo. Mesk savo poreikius, mesk prie jo sosto. Jis galingas ir atsakyti. Aš tikiu, Viešpatie, kad tu esi šiandien galingas. Galingas per amžių amžius. Haleliuja. Myliu tave, tavo malonė nesibaigia. Visada tu tvirtai laikai mane. Nuo pat ryto vos prabudus iki pat sutemų giedau aš, nes tu geras esi. Myliu tave. Myliu tave, giedok jam, tavo malonė nesibaigia. Visada tu tvirtai laikai mane. Nuo pat ryto vos prabudus iki pat sutemų giedau aš, nes tu geras esi ir būsi. Gerumas tavo neišsenka, ištikimas esi. Ištikimybė tavo amžina. Ir kol širdis krūtiniai plaka, giedau aš, nes tu geras esi. Savo žodžiu tu vedi mane per
esi arti, netamsiausioj naktį. Pažinau tave kaip tėvą, kaip draugą pažinau ir gyvenau, nes tu geras esi. Gerumas tavo neišsenka, ištikimybė tavo amžina. Ir kol širdis krūtiniai plaka, giedu aš, nes tu geras esi. Gerumas tavo neišsenka, ištikimybė tavo amžina. Ir kol širdis krūtiniai plaka, giedu aš, nes tu geras esi. Gerumas tavasis lydi, jis lydi visada. Gerumas tavasis lydi, jis lydi visada. Nusižeminę širdimi visą, tau pavedu save. Gerumas tavasis lydi, jis lydi visada. Gerumas tavasis lydi, jis lydi visada. Gerumas tavasis lydi, jis lydi visada. Nusižeminę širdimi visą, tau pavedu save. Gerumas tavasis lydi, jis lydi visada. Gerumas tavo neišsenka, ištikimybė tavo amžina. Ir kol širdis krūtiniai plaka, giedu aš, nes tu geras esi. Gerumas tavo neišsenka, ištikimybė. Ir kol širdis krūtiniai plaka, giedu aš, nes tu geras esi. Giedu aš, nes tu geras esi. Giedu aš, nes tu geras esi. Tu esi geras viešpats. Tik pagalvok, kiek kartų jis buvo tau ištikimas. Jis geras iš dienos. Aleliuja, tu geras esi. Diena iš dienos viešpate. Ir gieda mano siela ir dvasia tau viešpatie, nes tu geras esi, geras esi. Gerumas tavo neišsenka, ištikimybė tavo amžina. Ir kol širdis krūtiniai plaka, giedu aš, nes tu geras esi. Gerumas tavo neišsenka, ištikimybė tavo amžina. Ir kol gyvas esu, kol širdis krūtiniai plaka, giedu aš, nes tu geras esi. Jis geras tau, giedu aš, nes tu geras.
esi man, giedu aš, nes tu geras esi. Tu geras ir ištikimas tėvas esi, haleliuja. Mes šlovinam tave, Jėzau. Haleliuja. Haleliuja. Ateik prie altoriaus, juk tėvo rankos laukia čia. Atleido, nuplovė brangių sūnaus krauju tave. Ateik prie, juk tėvo rankos laukia čia. Atleido, nuplovė brangių sūnaus krauju tave. Jis atleido ir nuplovė tavo kaltę šiandieną. Jis geras ir haleliuja. Ateik prie altoriaus. Haleliuja. Giedok jam. Ateik prie jau nuplovė tave savo krauju, taip jis išgelbsti. Štai koks jis nuostabus, giedok aleliuja, Kristus gyvas. Palenk savo širdį, nes jis to vertas, giedok aleliuja, Kristus gyvas. Taip jis išgelbsti, taip jis išgelbsti. Štai koks jis nuostabus, giedok aleliuja, Kristus gyvas. Palenk savo širdį, nes jis to vertas, giedok aleliuja, Kristus gyvas. Ateik prie altoriaus. Jis laukia tavęs. Išskėstom rankom. Jis tau atleido. Aleliuja. Ateik prie sosto. Aleliuja. Juk tėvo rankos laukia čia. Jis atleido, nuplovė brangius sūnus. Giedok, ateik prie altoriaus. Ateik prie altoriaus. Juk tėvo rankos laukia čia. Atleido, nuplovė brangius sūnaus krauju tave. Ateik prie altoriaus, juk tėvo rankos laukia čia. Atleido, nuplovė brangius sūnaus krauju tave. Jis laukia tavęs, tavo atviros širdies. Jis kviečia tave ateiti pas jį, atverti savo širdį, nes jis jau paėmė viską. Jis jau nuplovė tave savo brangių sūnaus krauju. Haleliuja. Taip jis išgelbsti. Štai koks jis nuostabus, giedok aleliuja, Kristus gyvas. Palenk savo širdį, nes jis to vertas. Kristus gyvas, taip jis išgelbsti.
taip jis išgelbsti. Štai koks jis nuostabus, giedok aleliuja, Kristus gyvas, palenk savo širdį, nes jis to vertas, giedok aleliuja, Kristus gyvas. Taip jis išgelbsti, taip jis išgelbsti. Štai koks jis nuostabus, giedok aleliuja, Kristus gyvas, palenk savo širdį, palenk savo širdį. Taip, giedok aleliuja, giedok aleliuja, Kristus gyvas, taip jis išgelbsti, taip jis išgelbsti. Štai koks jis nuostabus, giedok aleliuja, Kristus gyvas, palenk savo širdį, nes jis to vertas. Giedok aleliuja, Kristus gyvas. Jis gyvas vakar, šiandien ir per amžius. Tu esi gyvas viešpats. Mes giedam tau aleliuja iš savo širdžių. Mes giedam tau aleliuja, šlovė aukštybėse. Karalių karalių, šlovė aukštybėse. Tu esi viskas, ko reikia šiandieną, viešpatė. Tu esi tas gyvasis vanduo, viešpatė, kuris atgaivina, kuris nuplauna, kuris pasotina. Karalių karalius, gyvas per amžius, gelbstinti šiandieną. Gyvas viešpats, gyvas viešpats. Gyvas viešpats esi, gyvas karalius esi šiandieną. Gyvas veikti, gyvas gelbėti, gyvas gydyti šiandieną esi tu, viešpatė. Tiesiog užmerk savo akis ir atverk savo širdį viešpačiui. Jis tavęs laukia šiandieną. Tokio paprasto kaip esi, tiesiog toks, koks esi šiandieną. Halleluja. Jis gelbsti šiandieną. Jis gydo šiandieną. Jis myli tave šiandieną. Halleluja. Tu esi geras viešpats. Halleluja. Trauki prie savęs ir neleis nuklyst. Juk tu žinai, kaip man brangu, kai vadini mane draugu. Trokštu vien tavęs, noriu būti arti. Juk niekas kitas neatstos man tavo glėbio šilumos. Artink prie savęs ir neleis nuklyst. Tu visą man, ko troškau ir laukiau, ko troškau aš ir laukiau. Tu visą man, leis būt arti tavęs, leis būt arti tavęs. Tu visą man,
Jėzau, leisk būt arti tavęs. Trauki prie savęs, trauki prie savęs. Ir neleis nuklyst, juk tu žinai, kaip man brangu, kai vadini mane draugu. Trokštu tik tavęs, trokštu tik tavęs ir noriu būt arti, noriu būt arti. Juk niekas kitas neatstos man tavo glėbio šilumos. Artink prie savęs ir neleis nuklyst. Tu visą man trošku aš, ko trošku aš ir laukiu. Tu visą man, tu visą man, leisk būt arti tavęs. Tu visą man esi, tu visą man, ko trošku ir laukiau, ko trošku aš ir laukiu. Tu visą man, tu visą man, leisk būt arti tavęs. Leisk būt arti tavęs. Leisk būt arti tavęs. Leisk būt arti tavęs, Jėzau. Leisk būt arti tavęs. Tu visą man, ko trošku aš ir laukiu. Tu visą man, tu visą man, leisk būt arti tavęs. Giedok jam, tu visą man, tu visą man, ko trošku aš ir laukiu. Tu visą man, leisk būt arti tavęs. Leisk būt arti tavęs. Leisk būt arti tavęs, Jėzau. Leisk būt arti tavęs. Halleluja. Mes dėkojam tau, šventoji dvasia, kad tu esi čia, tarp mūsų. Ačiū tau už tavo buvimą ir tavo veikimą. Mes tave mylim, Viešpatie. Amen. Koks jis didis ir nuostabus, kai pagalvoji. Kai aš dažnai pagalvoju, jisai užsidėjo kryžių, visi žiūrėjo, o jis mokėjo kainą. Ir dažnai įsivaizduoju save, jeigu man būtų reikėję ten būti ir visą tai matyti, kokią kainą sumokėta už mane. Taip, už kiekvieną iš mūsų, bet mes turim žiūrėti asmeniškai už mane. Jis sumokėjo kainą už mane. Tai yra nesuvokiama. Jeigu tau reikėtų atlikti tą misiją ir ant kryžiaus sakyti, atlikta. Tai yra antgamtiška ir nuostabu, dėl ko aš ir kiekvieną kviečiu, kiekvieną rytą atsikėlėjai, pajudinai vieną pirštą kojos, kitą pirštą. Ačiū jau už tai.
Tiesa, aš noriu pakviesti visus mažuosius maldai prieš pamoką, mokytojus. Tada turėsime Romano pamokslą. Šiandieną, pirmas mėnesio sekmadienis, turėsime duonos laužymą. Pasimelskim kartu už mūsų mažuosius. Dieve, dėkojam tau už juos, kad tu juos sukūrei, kad tu juos mums davei. Ir Dieve, kad mes turim šitą galimybę ir pareigą išugdyti juos dorais krikščionimis, Viešpatie. Dalinantis tavo žodžiu jiems, Viešpatie Dieve, atverk jų širdis, Dieve, kad jie tikrai išmoktų, ką tu esi jiems paruošęs šiandien, kad tu pakeltum juos ir padarytum juos stiprius kaip puola ir tuo pačiu jautrius tavo dvasiai ir savo gyvenime, kad jie jaustų tavo jėgą. Amen. Ir laukiam, Romanai, tavo žodžio. Sveiki, Kauno bendruomenė, gera matyti. Šiandien mes ir toliau keliaujam per laišką kauniečiams. Žinot, laiškas kauniečiams rašte. Jo nuo 9 iki 11 skyriaus. Tikrai nėra lengvas skaitinys. Ten daug visko. Pabandykim viską supaprastinti, nesuprimityvinti, bet, kaip sakyt, nusileisti arba nuleisti prie mūsų realybės, kad būtų suprantama. Nes man Dievo žodis turi būti suprantamas. Jeigu aš nesuprantu, ką man su juo daryti, tai skamba gerai, bet vis vien nesuprantamas. Ir šiandien visi mes kažkada atsikeliam. Kažkas 3 valandą, kažkas 6, kažkas 3 tik nuėjot miegot, nes vaikai neleido, kažkas turėjo kažką prižiūrėti. Ir kaip bebūtų, mes atsikeliam ir mes daugelį atvejų mastom arba galvojam dienos kontekste. Nu ką veiksiu iki pietų, pamaldos, po pietų, pietos, ten Akropolis, dar kažkas, reikalai. Po to pradėm galvoti apie savaitę į priekį, gal apie pirmadienį. Bet mes kaip žmonės gyvenam čia ir dabar. Mums taip svarbu pasirūpinti, kas yra čia ir dabar su mumis, su mūsų vaikais, kažkur nuvesti, kažkur pasimti. Apaštalas Paulius per savo laišką kauniečiams, romiečiams bando tarsi pakelt mūsų žvilgsnį. Įsivaizduojat, jūs pakilat su balionu virš Kauno ir matot savo namą rajono kontekste, o rajoną miesto kontekste. Ir dar visą apskritį matot, nėrį matot tekantį. Taip ir apaštalas Paulius bando mums parodyti kur kas plačiau, negu mes tik matom kaip tikintis vienos dienos kontekste. O kas čia su mumis vyksta šiandien. Jis bando tarsi pamatyti, parodyti mums, kad kas vyksta šiandien yra tęsinys to, kad kas kažkada prasidėjo ir toliau kažkas bus. Nežinau, ar jūs kada jums pagalvojat, pasižiūrėt į kokią savo močiutę, kad močiutė kažkada buvo mergaitė, o tavo senelis buvo 6 metų berniukas. Kaip ir tu laksti kažkur tai mokėsi, jam irgi kažkas nesisekė, o tavo senelis irgi buvo ne tik nuotrauka, tokia juoda balta, jisai buvo berniukas arba mergaitė, kad viskas yra istorija ir kad tu šiandien esi tęsinys kažko, tave Dievas sukūrė, atvedė šitą žemę, per kažką veda ir kažkur veda. Kažkada bus močiutė Viktorija, močiutė Emilija, skamba keistai. Bet tu supranti, kad Dievas šiandien tave paima, kažką iš tavęs lipdo ir tu esi istorija. Tu esi istorijoje. Ir visata, kaip ir žmonija, mes irgi kažkada turėjom istoriją. Mes visko nežinom, ten nesam buvę,
net turbūt ir Google'as tiksliai nepasakys, bet mes skaitom rašte, kad pradžioj kažkada Dievas sukūrė pirmas dvasinės būtybės. Mes juos vadinam angelais, mes nežinom, kaip iš tikrųjų vadinosi tais laikais, bet tai buvo dvasinės būtybės, kurios buvo tikrai pažangios. Parašyta, kad jos buvo trupučiuką silpnesnės arba nedaug nusileido Dievui. Tikrai Dievas pasistengė sukurti kažką gražaus. Ir jam patiko, ką jis sukūrė. Bet dabar apie tos angelus. Tie angelai, matyt, irgi klausėsi kokių vietinių influencerių. Ir iš kažkokio vietinio influencerių išgirdo, kad labai gerai rasti savirealizaciją. Kad labai gerai atrasti geriausią savęs versiją. Kad labai gerai šiaip daryti gyvenime karjerą. Jeigu esi angelas, turi siekti vyriausio angelo. O jeigu esi vyriausias angelas, jau reikia būti prezidentu. O prezidentas buvo Dievas. Ir kažkam atėjo galva mintis, kad reikia tą prezidentą nuversti ir sakyti, aš būsiu prezidentu. Anksčiau ir vėliau, vienam iš tų angelų, iš bedamas tų influencerių, atėjo mintis, kad aš pats esu Dievas. Aš esu antiek kietas, kad man nereikia, kad kažką virš savęs. Ir jis nusprendė, būsiu Dievu. Maža to ne tik pats nusprendė, bet ir kitus įtikino. Matyt, įkūrė savo tinklalaidę ir skelbė. Kažkas klausėsi, kažkas skrolino, sako, įdomi mintis. Ir pradėjo klausytis, pradėjo valgyti, pradėjo keistis. Jų mąstymas, vėlgi nežinau, kaip tie angelai mąsto, bet matyt kažkaip mąstė ir sumąstė. Nereikia mums to Dievo. Mes patys savo dievai. Nes tas mūsų vyriausias šviesos angelas sako, kad mes esam kieti. Mums nieko nereikia. Ir tas Dievas, nesuprantam, ką jis čia vaidina, čia virš visų, nereikia mums. Mes patys suprantam, kaip gyventi. Nusprendė ir pradėjo gyventi savaip. Ir kad Dievas sakė, taip, ne pagal tokias taisyklės buvo kūrima visata. Ir jos išprašė. Mes nežinom, kur išprašė, kaip tai atrodė. Mes tik skaitom, kad trečdalis angelų paliko Dievo buvimą. Kiek praėjo 1000 metų nežinom, bet tame paveiksle to istorija atsirado žmogus. Pirmasis žmogus, nes dabar Dievas sukūrė žmogų. Geras buvo tas žmogus, Dievas jį pažiūrėjo, sako, irgi geras kūrinys. Bet anas irgi matyt pasigavo kažkokį influencerį. Anas irgi matyt pradėjo klausytis tinklalaidžių, arba Instagrame kažką atrado, kokią kanalą ir pradėjo klausytis, kad iš tikrųjų nėra taip, kaip Dievas sako. Iš tikrųjų tai yra Dievo sąmokslas. Iš tikrųjų tu pats esi kaip Dievas. Tau nieko virš savęs nereikia, tu esi savo likimo kūrėjas. Tu tik panorėk, būk geresnė savęs versija, tobulėk, skaityk protingas knygas. O Dievas, jis nėra toks geras, kaip atrodo. Iš tikrųjų jis tau meluoja. Jis nori tave pavergti. Jis iš tikrųjų nenori tau taip gero, kaip sako. Iš kur aš tai žinau? Pažiūrėk, to negali, ano negali. Iš kur jis žino? Daryk, ką nori. Nes ten yra gero. Ir Adomas, bent taip byloja raštas, kad jo buvo Adomas, pamanė, kad visai nebloga mintis. Ir jo mąstymas pradėjo keistis. Ir prasidėjo keisti jo mąstymas, pakito jo širdis. Ir vieną dieną jis sakė, nereikia man to Dievo. Aš esu Dievas. Aš viską galiu. Aš viską sugebėsiu. Aš pasidarysiu savo gyvenimą. Aš padarysiu savo karjerą. O tas Dievas, biškį meluoja. Jis kažkur meluoja, jis kažkas slepia nuo manęs. Kažkokį gėrį. Aš viską išbandysiu. Ir mes matom, kad istorija kartojasi. Angelai prisiklausė kažkokių influencerių, ar neprisiklausė, bet kažkas vyko jų širdį.
kai jie nusprendė, kad aš galiu būti be Dievo, nes be Dievo man bus geriau negu su juo, nes jisai kažkodėl nenori man gero. Aš esu pats savo Dievas. Praėjo keli tūkstančiai metų ir mūsų senelis Adomas sako, ir man Dievo nereikia. Aš be jo apseisiu. Ir praėjo dar keli tūkstančiai metų, štai 2024 metai. Jeigu tu šiandien atidarysi Facebooką, Instagramą, YouTube'ą, ten yra jau tavo pamėgtas influenceris, kuris būtent tau nori pasakyti jo gerą žinią. Jis sako, imk iš gyvenimo viską. Jugi tu esi to vertas. Būk geriausia savęs versija. Investuok į save. Tobulėk nesustodamas. Visi geri žodžiai. Sunku paprieštarauti. Nieko blogo tame nėra. Apart to, kad galiausiai pagrindinė žinutė. Tau nereikia Dievo. Nes tu esi Dievas. Tu esi kietas. Tu esi geras. Tau reikia trupučiuką pasistengti. Tau reikia tiesiog trupučiuką užsiprenumeruoti ir gauti va šitą paketą, perskaitysi, tik sumokėk į priekį ir tu pamatysi, kaip keisis tavo gyvenimas. Bet už viso to stovi viena pagrindinė mintis. Tau nereikia Dievo, tau ir be jo gerai. Ir mes bandom per gyvenimą eiti be Dievo. Net tikintis, kurie skelbim, kad išpažįstam Dievą, mes vis vien kartais gyvenam taip, tarsi jo nėra. Mes gyvenam taip, tarsi mums jo nereikia. Mes patys galim ir be jo. Tie iš mūsų, kurie kažkada atradom Dievą, nes daug visko bandėm ir nepavyko. Ir patyrėm frustraciją, nusivylimą, kažkas ištiko negalę. Kažkas viską prarado, suinvestavo, dar kažką padarė. Mes pradėm suprasti, kad mums trūksta išminties, mums trūksta suvokimo. Ir mes einam pas Dievą, mes atgailaujam. Bet giliai širdį mes turim tokį viltį, kad jeigu egzistuoja visagalis Dievas, ir dabar, kai aš jį priimsiu savo širdį, tai jisai visą savo galią nukreips tam, kad mano gyvenimas pasikeistų į gerą. Kad pagaliau mano investicija grįžtų. Kad visi, kas man skolingi pinigų, man gražintų. Kad mano vaikai būtų klusnus. Kad mano darbdavys būtų normalesnis. Kad rinkos sąlygos man negaliotų. Kad mano darbuotojai būtų normalūs. Kad mano vaikai nesiskustų. Kad mano vyras pagaliau susiprastų. Ir mano žmona taip pat. Mes ateinam pas Dievą su gilia viltim, kad jeigu vis dėlto egzistuoja visagalis Dievas, kai aš pas jį ateisiu, o dėl to, kad jam nėra ką veikti, jis visą savo galias nukreips tam, kad tenkinti mano lūkesčius, mano paslėptas svajonės. Taigi mes visi jas turim. Mesgi visi norim, kad būtų geriau, o būna visaip. Mes visi norim turėti gyvenimą pagal ir toliau tęsk savo vardą. Aš noriu turėti gyvenimą pagal Romaną. Atostogas pagal Romaną. Vaikus pagal Romaną. Žmoną pagal Romaną jau turiu. Bažnyčią pagal Romaną. Bažnyčiokus pagal Romaną. Pastorių pagal Romaną. Darbą pagal Romaną, automobilį pagal Romaną. Mes visi turim savo įsivaizdavimą, koks turi būti tavo gyvenimas, koks turi būti tavo tobulas gimtadienis, tobulas vestuvės, tobulas tu, tobula žmona, tobuli vaikai. Mes neišpažįstam to, bet visi turim savo versiją, koks turi būti tobulas gyvenimas. Ir giliai širdį tikimės, kad Dievas, kurį išpažįstam, irgi nori, kad aš turėčiau tobulą gyvenimą pagal Romaną. Ir vieną dieną aš suprantu, kad mano gyvenimas ir mano suvokimas, kas yra gyvenimas pagal Romaną, prasilenkia.
Tada aš galvoju, man trūksta maldos. Einu stipriau melstis. Dar labiau paaiškinu Dievui, koks turi būti gyvenimas pagal Romaną. Taigi Dievas žino mūsų širdies troškimus. Dar mum neištarus, jis jau viską žino. Pasižiūri savo gyvenimą, vėl netoks, kaip turi būti pagal Romaną. Ir tada ausise girdi tą patį balsą, ką girdėjo Domas. Ašgi tau sakiau, jis netoks geras. Nelabai rūpi jam tavo gyvenimas. Ką jis tau sakė, kad myli tave? Na, ar mylintis tėtis pagailėtų normalesnės mašinos tokiam fainam kaip tu? Nu, tau jau pačiam gėda, su kuo tu važiuoji. Nu, tavo atlyginimas. Nugi juokas, ane? Nu, ar galim už tokį atlyginimą pragyventi, argi Dievas nesupranta? O pensija, aš jau nekalbu apie pensiją. Ar galima oriai gyventi iš tokios pensijos? Ir tu nori sakyti, kad Dievas tave myli? Tu susigamastik. Ir staiga mes turim kažkokį tai nulatinį balsą mumise, kuris vienas sako, sek paskui jį, o kitas sako, nu ar tikrai? Nu ar tikrai jis tave myli? Nu ar jau tikrai? Nu ar tikrai jam jau taip tu rūpi? Aha, rūpi. O kodėl čia skauda? Jau 10 kartų meldžiausi, kad neskaudėtų, dar labiau skauda. Aha, rūpi jam. Prašiau normalesnio darbo, atleido iš dabartinio. Ašgi nedaug prašiau, plus 300 eurų. Mane paėmė ir atleido. Ir čia Dievas mane myli. Ir mes visi turime įsivaizdavimą gyvenimą pagal aš ir realybę. Gyvenimas pagal aš ir realybė. Ir mums nepatinka tas palyginimas. Jis ne Dievo naudai. Ir laiške Kauniečiams 9 skyriuje nuo 20 iki 21 eilutės mes skaitom. Apaštalas Paulius kalba Kauniečiams apie tai, kad klausyk, tu ir aš, mes visi turim įsivaizdavimą, koks turi būti mūsų tobulas gyvenimas, nes Dievas mus myli. Na, jeigu jis mus myli, jis neturi turėti kito pašaukimo, kaip tik tai kurti gyvenimą pagal mane. O apaštalas mums rašo, ak žmogau, kasgi tiesą sakant toks esi, tu ir aš, kad drįsti prieštarauti Dievui. Matyt, Dievas turi mums kažkokį planą, mums tas planas nepatinka. Jis nepatiko šviesos angelui, tas sakė, nepaklausiu, netinka, aš noriu kitokio gyvenimo. Dieve, aš noriu būti pats savo Dievas, aš noriu piešti savo paveikslą, aš noriu kurti savo istoriją, savo gyvenimą. Dievas sako, laisvas, kurk. Adomas sako, ne, aš noriu kurti savo gyvenimą. Ne pagal tave, pagal mane. Mano versija yra geresnė. Dievas sako, kurk. Ir tada mes susidurėm su savo realybė, kad nelabai mums sekasi kurti savo gyvenimą. Nu, nelabai. Mes net viens su kitu gyventi normaliai nemokam. Arti 70% skyrybų statistika sako apie ką? Ne kad mes blogi žmonės, o kad mes žmonės. Kad du žmonės dviesi negali išbūti. Sunkiai mums sekasi mylėti viens kitą. Sunkiai. Jeigu mes dar atstumėm Dievą, to dar sunkiau. Nes tada viens pats su savim, su savo širdim, kur nieko naujo nėra, jis nenori, kad jam lieptų kažką daryti, bet pats tai išminties neturi. Argi lipdinys klausė lipdytojo, kam mane tokį padarėjai, ar puodžius neturi galios moliui, kad iš to paties minkalo pagamintų vieną indą pušnų, o kitą paprastą. Nu, aš pasižiūriu jūs turbūt nepavydit niekam, bet aš pavydžiu. Aš esu pavydus žmogus. Ne tai, kad labai, bet kažkiek. Aš pagaunu save pavydint kitiems, kai jie turi kažko, ko aš neturiu, bet tai patenka į mano svajonių gyvenimo paveikslą. Ar tai būtų darbas, ar automobilis, ar atostogos. Aš kažkada nustojau žiūrėti Instagramą. Pavydas ima.
Nu, tobuli žmonės. Tobulas gyvenimas. Pasižiūri Instagramo gyvenimą, į savo. Aišku, kai aš įkeliu savo gyvenimą kitiem Instagramą, jos irgi pavydas ima. Nes tai yra netikras gyvenimas. Tai yra nuotrauka, akimirka, melo akimirka. Visa kita dagalvojat jūs. Bet mes taip norim, kažko kitko, ko neturim, ir pykstam ant Dievo, kai jisai nenori, kad pas mus būtų kitaip. Arba mes manom, kad jis nenori. Ir kai mūsų gyvenimas pagal Romaną, pagal aš nesutampa su to, kas vyksta, mes arba pripažįstam Dievo suverenitetą, arba ne. Kas yra suverenitetas? Aš sakau, Dieve, tu neklysti. Aš klystu, tu ne. Jeigu šiandien mano gyvenimas netitinka to, kokį aš noriu jį matyti, tai galimai čia ne Dievo problema. Galimai tai yra pasiekmė mano paties sprendimų, pažiūrų, nuotaikų, nesugebėjimas susivaldyti su savo norais, geismais, troškimais. Tai, ką aš turiu, nebūtinai tai, ką Dievas man davė. Tai, ką aš turiu, galimai dalis manęs. Bet tai, kad aš esu lipdinys Dievo rankoje, duoda man viltį. Kodėl? Todėl, kad jeigu aš išpažįstu, kad jisai yra visagalis Dievas ir jisai nepagailėjo savo sūnaus, tai aš turiu viltį. Aš turiu viltį, kad jeigu aš nustosiu vaidinti Dievu, o net mes tikintis karts nuo karto vaidinam, išeinant iš to, kaip mes priimam sprendimus, kaip mes tvarkomės su artimuoju žmogumi. Jeigu aš priimsiu, kad jisai yra Dievas, jisai turi teisę keisti mano gyvenimą, maža to, aš noriu, kad jisai keistų mano gyvenimą. Tada mano gyvenimas ima iš tikrųjų keistis. Dabar tenka bendrauti su viena pora, kuri nusprendė laikinai pabūti atskirai. Dėl to, kad nebeišeina jiems susitarti. Ir aš kalbuosi su vyruku, jis labai sielvartauja, jis tikrai nori tą santykį atstatyti, mato savyje daug iššūkių, bet kai mes su juo kalbam, jis visada kalba apie tai, ką jinai padaro ne taip. Jis kalbasi su manim, bet jo mintis vis sukasi apie ją. Jinai čia man netaip pasakė, jinai taip net nesu manim teisingai pasiilgė, čia jinai man tą sakė, čia jinai aną sakė. Sako, ar aš neturiu teisę ant jos pykti? Nes jinai man visą tai padarius. Ir aš jiems sakau, teisę turi, bet tau tai nepadės. Iš mano patirties Dievas atsako tik 2 maldas santykiuose su kitu žmogumi. Ir tai galioja vyrui ir žmonai, vyrui ir moteriai. Malda skamba taip. Pirma malda, Dieve, parodyk, kur aš klystu. Niekados dar nebuvo maldos, kad Dievas atsakytų, Dieve, parodyk jai, kur jinai klysta. Neatsakė. Jis matyt negirdi tokių maldų. Nes ta malda apie kitą žmogaus širdį, o ne apie mano. O Dievas girdi tik maldą apie mano širdį. Ir kai aš meldžiuos, Dieve, parodyk, kur aš klystu, atliepia. Ir staiga, net kur tu buvai visiškai teisus, Dievas parodo, tu esi teisus, bet ne iki galo. Ir parodo tavo širdį. Ir tavo širdis ima keistis. Keičiasi tavo požiūris į kitą žmogų ir staiga keičiasi situacija. Ir tu supranti, kaip tai atsitiko, kai aš meldžiausi, kad pakeisk kitą žmogų. Nieks nesikeičia. Pakeisk mano širdį. Kitas žmogus ima keistis. Nes aš pradėjau keistis. Kai mes išpažįstam, kad mes be Dievo negalim. Mes savo širdies nesuprantam. Ir prašom, kad Dievas parodytų. Jis atsako į tą širdį. Kai mes ateinam į santykį su Dievu, mes pirmą ateinam į tą santykį dėl savęs.
retas iš mūsų, kuris įtikėjo Jėzumi Kristumi dėl to, kad, jisai kažkaip tave taip ypatingai palėtė, kad tu jį pamilai visam gyvenimui. Daugelį atvejų buvo kažkas gero. Pavyzdžiui, atėjai į bažnyčią, o ten šlovinimas geras. Ir tau tiesiog buvo gera. Ir tu antrą kartą atėjai dėl to gero. Arba atėjai į bažnyčią, o ten visai nieko merginos. Ar vaikinai. O galbūt pamokslas buvo labai intelektualus. Ar tave kažkas palėtė, tu nesupranti, bet šitoj vietoj taip sušilo. Taip sušilo, iki vakaro šilta buvo. Ir kitą sekmadienį atėjai, kad vėl sušiltų, o nebešyla. Pasirodė, stovėjai prie radiatoriaus. O jį išjungė. Mes visi atėjom pas Dievą kažko, ko mums reikėjo. Ir Dievą mes pradedam mylėti dėl savęs. Dėl jo meilės mum. Ir jis tą supranta, jis tą nuperka. Jis tave pastatė prie to radiatoriaus, kad tau šilta būtų. Nes jis nori įeiti atgal į tą santykį su tavim. Kaip šviesos angelas. Jūs žinot, kad Liuciferis verčiasi šviesos angelas. Mes tik vėliau jį pavadinam piktuoju. Jis nebuvo piktasis. Jis buvo labai geras, protingas, šviesus, ypatingo intelekto būtybė, nedaug nusileidžianti Dievui. Su viena maža problemikė, kuri išaugo į didelę problemą. Jis nusprendė, kad jam nereikia Dievo, kad jisai pakankamai stiprus, pakankamai protingas, jis pats gali. Ir Dievas visą mūsų istoriją bando atgręžti mūsų širdį į jį. Jis eina iš paskos, o mes bėgam nuo jo. Kartais mamos bėga su sriubos puodeliu paskui savo vaiką, kad jisai paimtų dar vieną šaukštelį, nes jam nuo to bus labai gera. Mamos, kai nori pamaitinti vaiką, bėga iš paskos, sako, sūnelis, sustok, aš noriu tau gerą padaryti. Dievas kartais, kaip mylima mama, eina iš paskos, bando mus pamaitinti, priglausti. O mes kaip tie vaikai, kurie tik išmoko savarankiškumo ir ta frazė sako, aš pats ir atsitrenkia į sieną, į kampą, krenta, griūna. Ir Dievas supranta, mums viso to reikia. Mums viso to reikia, kad suprasti, taip tu pats, bet aš su tavim. Aš esu šalia. Atsigręžk. Atsigręžk. Ir pirmą, mes visi pamylam Dievą dėl savęs. Bet kai įeinam į tą santykį, kažkas ima keistis. Vat gera žinia, tau nereikia būti geresnė savęs versija, kad tu patiktum Dievui. Tavo darbdaviui, kad tu patiktum, tu turi būti geresnė savęs versija. Tu turi spėti daugiau darbų padaryti per dieną, tu turi daugiau mokytis, būti protingesnis, prisimti daugiau atsakomybių. Tavo darbdaviui, tu turi būti geresnė savęs versija, kad pelnytum geresnės algos, pripažinimo, karjeros galimybės. Tu turi varyti po 12 valandų. O jeigu savaitgalį e-mailą išsiunti, o čia tai geras darbuotojas. O darbdaviai visada pastebi, kai tu išsiunti e-mailą arba 6 ryto, arba savaitgalį, nes jie tau atsako. Ir tu jautiesi, wow, mane pastebėjo. Bet Dievui, kad tu patiktum, tau nieko daugiau daryti nereikia. Tau nereikia sekmadienį 5 ryto atsikelt, melstis, kad tu jam labiau patiktum. Nes jis jau be proto tave myli. Kaip ir savo mamai, tau nereikia, kad tu labiau patiktum. Jos ne visada moka tą parodyti.
bet mamai tu esi jau tinkamas. Ir vėlgi, žemiška mama turbūt ne visada atspindės tą Dievo meilę, bet tau nereikia būti geresnė savęs versija. Santykis su Dievu. Bet iš santykio su Dievu tu nori būti geresnė savęs versija dėl Jo. Ne tam, kad jam įtikti, bet dėl to, kad esi mylimas. 10 skyriuje laiške Kauniečiams nuo 9 iki 13 eilutės. Jeigu lūpomis išpažinsi viešpatį Jėzų ir širdimi tikėsi, kad Dievas jį prikėlė iš numirusių, būsi išgelbėtas. Širdimi priimtas tikėjimas veda į teisumą, o lūpomis išpažintas į išganimą. Širdimi priimtas tikėjimas reiškia, tu nebevaidini. Tu nebevaidini. Tu tiesiog sakai, čia yra. Man nieko nereikia įrodyti Dievui. Jis viską apie mane žino. Jis žino visus keiksmažodžius, kuriuos tu esi pasakęs per savo gyvenimą. Kai kuriem iš jūsų neužtektų 10 puslapių sąsiuvinio visiems keiksmažodžiams, kuriuos tu esi pasakęs. Nuo darželio. Ir iki šiol karts nuo karto sakai, kai labai supyksti. Ne keiksmažodžiuose esmė, o tame, kad nėra tokios bjaurybės, kurias tu padarytum ir Dievas tave atstumtų. Tau nereikia būti geresnė savęs versija, kad tu įtiktum Dievui. Taip beprotais tave myli. Ir jeigu tu širdimi tą priimi, tu įeini tą santykį. O jeigu tu lūpomis išpažįsti, tu kitam žmogui gali pasakyti, aš tikintis, aš tikiu. Mano darbe, aš esu bendraturtis, aš esu įmonės vadovas, kaip ir bendrasavininkas, mes turim kolektyvą. Ir mano partneriai nėra tikintis. Bet aš atsimenu per vieną renginį, jie mane taip atsigrėžė, berodos buvo Kalėdos. Nu, sako Romanai, tu esi tikintis žmogus, krikščionis, pasakyk ką nors mum. Tai buvo labai netikėta. Aš kaip žuvis taip supratau, kad pamokslas nepraeis. Pajutau kažkiek labai keistą jausmą, kad aš dabar turiu lūpomis išpažinti, kad esu tikintis, nors visi tai žino, bet aš savo įmonėj, savo žmonėm niekada apie tai mes nekalbėjom apie tikėjimą. Nes esu aš, yra mano tikėjimo gyvenimas, yra darbas ir tai tarsi 2 skirtingos upės, kurios niekada nesusikryžiuoja. Gal kada nors į vieną ežerą įplauks. Po to sutinki kokį verslininką arba kitą žmogų bažnyčiai, nežinai net ką jam sakyti. Nes buvom vienam kontekste, dabar kitam kontekste. Ir mes taip išmokstam gyventi kontekstuose. Čia aš esu krikščionis, čia aš esu mama, čia aš esu tėtis, o čia aš esu darbdavys, vadovas. Romanai, pasakyk mums ką nors, tu esi krikščionis. Romanui net minties nebuvo, kad Kalėdų išvakarėse aš kažką galiu pasakyti savo bendradarbiams, kolegoms. Kažką pasakiau. Bet aš supratau, ant kiek manyje tai nėra įprasta išpažinti lūpomis savo tikėjimą, nesigirti, nebandyti evangelizuoti, tiesiog pasakyti, kas esu, kuom gyvenu ir kad tikėjimas yra tokia pat mano gyvenimo dalis, kad eiti darbą. Taip aš valgau, aš auginu vaikus, aš dirbu, aš tikiu. Ir kažkodėl pirmi 3 dalykai man labai lengvai sueina, o tas paskutinis, aš tikiu, turi kažkokią atskirą dalelį mano gyvenime. Tarsi, tai va čia kažkur. Čia gyvenimas, o čia tikėjimas. Tai yra privatu.
Ir man taip sunku, paprastai žmogiškai išpažinti tikėjimą. Nesigirti, negėdinti kitų žmonių, neevangelizuoti, tiesiog išpažinti. Ir kai Dievas man suteikė galimybę pasidalinti. Raštas juk sako, kas jį tiki, neliks sugėdintas. Nežinau kaip jūs. Aš ir pamokslauju. Aš ir su Dievu vaikštu virš 30 metų. Aš kartais pagaunu save, kai esu netikinčiųjų kontekste, kad man trupučiuką ne tai, kad gėda, kad aš esu tikintis, bet taip jaučiuos keistai. Keistai jaučiuos, tarsi ne kontekste, tarsi jie yra normalūs, o aš kažkoks keistokas. Nors iš tikrųjų jie keisti. Nes jeigu Dievas sukūrė pasaulį ir aš esu Dievo atstovas, visatos valdovo, savininko, ar aš esu kaip ir karaliaus atstovas, aš jaučiuos keistai, o jie ne. Ir aš suprantu, problema ne su jais, problema su manim. Mano tikėjimas yra suskaldytas. Bet raštas pasako, juk sako, kas jį tiki, neliks sugėdintas. Aš pats kartais save sugėdinu. Man būna keista, kartais žmonės aplink mane nori apie tikėjimą išgirsti labiau, negu aš išdrįstu pasidalinti. Darbo kontekste. Jie nenori, kad tu primestum, bet jie nori išgirsti tavo širdį. Kaip aš darbe kalbėsiu, jeigu ne bažnyčiai. Ateik į bažnyčią, aš apie Dievą bažnyčiai kalbu. Darbe apie rodiklius, rezultatus ir visą kitą. Ir aš suprantu, koks suskaldytas mano gyvenimas. O Dievas taip nori būti tiesiog neatsiejama mūsų gyvenimo dalim. Ar tu eini prekintis parduotuviai ir tu matai kasininkė pavargusi ir tu mintimis nori ją palaiminti. Ir tu jai pasakai, kokia sunki jūsų diena šiandien. Koks sunkus jūsų darbas. Ačiū, kad jūs šiandien visą dieną dirbat. Aš vieną kartą pasakiau kasininkiai, koks sunkus jūsų darbas. Mes kartais būnam tokie nekantrus, tie klientai. Jinai iš pradžių nesuprato, ką sakau. Bet išgirdo. Aš pakartojau. Ir jinai, matau, nežino, kaip reaguoti. Nieks gyvenime jai to nėra pasakęs. Niekas. Bet žmogusgi jau pavargo. Jinai stengiasi, jinai pavargusi. Jinai visą save atiduoda. 12 valandų. Visai neseniai teko pabūti priimamajam. Praeitas šeštadienis buvo mūsų 38 metų vestuvių sukaktuvės. Išvažiavom į Palangą, nes labai seniai, 28, atsiprašau, pirmi metai už 10 suėjo. 28. Į priekį. Ir man susuko sprandą. Bet taip susuko. Draugai sako, reikia važiuoti greitai. Arba kviečiam greitai, arba važiuojam ligoninę. Bet kaip nesinori per savo vestuvių sukaktuvės važiuoti ligoninę. Nuvažiavom, turim nuotraukas, sėdim priimamajam, Raudonojo kryžiaus ligoniniai. Aš su lašalinė. Šalia draugai, ant suoliuko tortukas, termosiukai. Mes švenčiam mūsų vestuvių sukaktuvės. Turim fantastinius draugus. Mane ten prie eglutės pasodino tokios kėdutės, nes nebepaeidavau matyti. Aplinkinį žiūri, mum linksma. Bet aš bendrauju su gydytojais ir matau pavargusios. Dar bando su manim juokauti, kažkaip mane pralinksminti. Savaip, gydytojai savaip moka linksminti. Ir aš klausiu, kiek jūs jau dirbat? Sako, jau 14 valandų.
Sakau, o kiek jums liko? Sako, nedaug, 10. Klausiu, kokia jūsų pamaina? Sako, 24 valandos. 24 valandos gelbė žmonių gyvybės, klausyti jų verkimus, nuogastavimus. Jie atėjo su viena savo problema ir jam visas pasaulis suėjo dėl tos problemos. Ir šitie žmonės 24 valandas turi šypsotis, raginti, drąsinti, gydyti, gelbėti. Ir aš sakau, ačiū jums, kad jūs 14 valandų gydot žmonės ir dar gebat su manim juokauti. Ir aš matau, akis prašviesėjo. Per 14 valandų ne vienas jiem nepadėkojo. Visi tik tai pyksta, kodėl tu man neskiri tos valandos. Kodėl tu man nepadedi taip greitai, kaip noriu. Ir aš galvoju, kaip svarbu pastebėti šalia esantį žmogų. Dievas sukūrė mūsų santykį su savim. Jis sako, aš tau noriu atiduoti viską, ką turiu. Savo meilę. Amžinai gyvenimą. Savo karalystę. Viską. Aš tave be proto myliu. Tik neik savo keliu. Tik nebėk nuo manęs, kaip šviesos angelas nusprendė pabėgti ir paliko santykį. Ir dabar amžinai mes kovojam. Kaip Adomas, kuris paklausė ir nusigrėžė, ir Ieva taip pat, nenusigręžk nuo manęs. Aš tave taip be proto myliu. Grįžk į santykį. Į santykį grįžk. Tau nereikia būti geresnė savęs versija. Nereikia tau lieknėt. Nereikia tau numesti tiek kilogramų. Nereikia tau to ano, kad aš tave labiau pamilčiau. Tu jau esi be proto mylima. Be proto. Tau nereikia būti geresnė savęs versija. Tu jeigu nori tobulėk. Bet dėl manęs. Aš tave pamilau tą versiją, kuria tu buvai. Kuria esi. Aš noriu su tavimi eiti per tavo gyvenimą. Ir tada tu nusprendi eiti su Dievu per gyvenimą. Ir susiduri su labai giliais paradoksais. Dievas yra pilnas paradoksų. Jis yra toks dydis, kad neįmanoma jo suvokti. Ir vis dėlto jis sako, bandyk mane pažinti. Artinkis prie manęs ir aš artinsiuos prie tavęs. Manęs neina suvokti, bet tu bandyk. Mes skaitom, kad Dievas nori tau gero, man gero. Ir vis dėlto leidžia blogiems dalykams atsitikti tavo ir mano gyvenime. Ir tai yra paradoksai, su kuriais mes kaip tikintis turėsim gyventi. Tai kelia klausimų. Jis nori, kad tu ir aš atneštumėm jiems savo maldas. Kelkis, melskis. Ir kartais metai praeina ir tu jautiesi neišgirstas. Tu prašai dėl savo santuokos ir jinai negerėja. Tu prašai dėl išgydymo ir tau eina blogin. Ir tu nesupranti. Kaip gali būti, kad mylintis Dievas, kuris mane pašaukė į santykį ir sako, melskis, kartais kažkodėl dėlsi su atsakymu. Tu nesupranti. Ir aš nesuprantu. Ir būtent tada, kai mes nesuprantam, mums reikalingas Dievo priimimas kaip viešpaties. Jo viešpatystė, kuri pranoksta. Yra dalykai, kurių tu nesuprasi. Yra dalykai, kurių aš nesuprasiu. Todėl pasitikėjimas yra tikėjimo kelionės pagrindas. Pasitikėjimas, kas bevyktų su manim. Aš nesuprantu, kodėl dabar mano vaikai neseka Jėzų. Aš nesuprantu. Aš nesuprantu, kodėl aš kalbu mylimam žmogui į širdį, jis nusigrėžia. Aš nesuprantu, kodėl vaikai maištauja prieš tėvus.
Nors atrodo, tai visą širdį įdedi jos, visą meilę. Tu meldėsi, tu pasninkauji, tu darai viską. Ir toks jausmas, kad eina tik blogin. O dar, kai pamatai, kai tavo vaikas mėgaujasi, kai tu pyksti. Arba mėgaujasi savo nuodėmę ir žiūri, kaip tu tai reaguosi. Ir tu nesupranti. Bet būtent tada tu sakai, aš pasitikiu. Aš nesuprantu, bet aš pasitikiu, kad Dievas, kuris atidavė savo mylimą sūnų už mane, neklysta. Aš klystu, mano vaikai klysta, mano sutuoktinis klysta, bet Dievas neklysta ir aš ant to stovėsiu. Aš tikėjimu stovėsiu. Tikėjimu stovėsiu. Ne to, ką matau, tikėjimu. Ir noriu pabaigti istoriją. Tėvas pasikvietė sūnų užlipti į labai aukštą kalnų viršūnę. Buvo žiema. Jie ėjo ilgai. Ir pagaliau užlipo. Ir sūnus džiūgauja, nes pamatė, koks grožis aplinkui. Ir aš užlipau. Aš pasiekiau. Ir sūnus, norėdamas jau leistis, pasirinko trumpiausią kelią ir aplenkė tėtį ir jau leidosi žemyn, kol tėtis sušuko, grįžk atgal. Tėti, kame reikalas, grįžk atgal. Ten neik. Bet tėti, čiagi trumpiausias kelias. Neik, sakau, ateik čia. Ir sūnus suirzęs ateina, sako, nu kas yra? Sūnau, mes ten leisimės. Tėti, ten 3 gubai ilgiau, 5 gubai sunkiau. Kam mes savo gyvenimą apsunkinam? Sūnau, tu dabar nesupranti, tiesiog paklausyk. Ten neik, čia einam. Ir jie nusileido. Ir pabaigoj, apačioj, sūnus klausė, tėti, tu man gali paaiškinti, kame čia buvo reikalas? Sako, sūnau, aš mačiau tą kelią. Ten labai daug įskilimų. 10-20 metrų gylio. Tu jų nematai, nes dabar viskas padengta sniegu ir ledu. Jeigu tu ten eitum, tai būtų trumpas kelias link mirties. Tu žūtum. Mes pasirinkom ilgą, bet kur kas saugesnį kelią. Kartais tau reikia tiesiog pasitikėti, kad koks vingiuotas ir sunkus kelias bebūtų dabar. Kaip keistai beskambėtų, tai yra saugiausias kelias tavo gyvenime. Ir aš baigsiu Dievo žodžiu. Romiečiams 11, 3, 6. O Dievo turtų išminties ir pažinimo gelme. Kokie neištariami jo sprendimai ir nesusekami jo keliai. O kasgi pažino viešpaties mintį ir kas buvo jo patarėjas? Arba kas jam yra davęs pirmas, kad jam būtų atmokėta? Iš jo, per jį ir jam yra visa. Jam šlovė per amžius. Brangiai, pasimelskim. Ir aš noriu jūs padrasinti. Pasitikėkim. Net kai akis nesupranta. Mūsų viešpatį tau dėkojam. Mes tau dėkojam, kad nuo pradžios tu atidavai visą savo meilę. Iš pradžių tu angelams suteikiai tiek valdžios, tiek talentų, tiek gebėjimų, su paliepimu. Džiaukitės, naudokit. Tik nepamirškit, kad aš esu jūsų kūrėjas, kuris jūs myli. Ir darykit, ką norit. O mes, viešpatį, nepanorėjom. Mes norim būti geresnė savęs versija vardan savęs. Ir griaunam savo gyvenimus. Ir pamirštam, kaip stipriai esam mylimi. O tu mus pamilai. Tu mus pamilai tą versiją, kurią esam. Ta versija 0.0. Pačią pirminę, netobuliausią.
Dieve, šiandien atsigrįžim į Tave. Išpažįstam savo pyktį. Nes yra pykčio mūsų širdyje. Nes mūsų gyvenimas netoks, kokį norim matyti. Išpažįstam savo pyktį ant savo artimojo, vyro, žmonos. Išpažįstam neatleidimą. Nes kol neatleidau, turiu teisę pykti. O šiandien išpažįstu tai. Ir prie Tavo kojų dedu savo teisę pykti ant Tavęs, savo teisę pykti ant tėvų, ant sutuoktinio, ant vaikų, ant darbdavio. Prie Tavo kojų viską padedu. Išsižadu tą teisę pykti. Ir grįžtu į savo 0.0 versiją. Nes mano širdis nepasikeitė. Mano širdis vis dar 0.0. Ir Viešpatie, ateinu pas Tave, nes Tu vienintelis gali mane pakeisti. Koks aš esu, kokia aš esu. Tu vienintelis nepasmerki. Tu vienintelis nekeli sąlygų, kad būčiau priimtas. Tu priimi, koks esu. Išsitaškęs, išsiblaškęs, žadantis, nepadarantis, vėluojantis. Tu neteisi manęs, bet ir nepateisini. Tu tiesiog priimi. Tu tiesiog įeini į santykį su manim. Tu tiesiog pakvieti į santykį. Mane 0.0 versija. Ir aš žinau, kad iš santykį su Tavim aš būsiu ne tik tai 0.1, bet iš santykį su Tavim aš tapsiu 1.0. Po to 2.0. Tu mane keisi. Mano santykis su Tavim mane keis. Tavo meilė mane keis. Ir aš neprašysiu Tavęs, parodyk mano artimam, kaip jie klysta. Aš prašysiu Tave, Viešpatie, parodyk man mano širdį. Kad mano širdis taptų 5.0 Tavyje. Ir aš žinau, kad Tu žiūri mane per Jėzų Kristų. Aš jau esu 10.0. Nes Jėzus Kristus yra tobula manęs versija. Ir ačiū Tau, Jėzau, kad Tu antiek buvai klusnus, antiek nenorėjai būti geresnė savęs versija, bet atiduoti visą save už mane, kad visą savo gyvybę atidavai. Ir ačiū Tau, Dieve, kad Tu jį prikėlei. Ir šiandien mes nebijom mirties. Mirtis nugalėta. Aš neturiu ko bijot. Nei šitam gyvenime, nei amžinam gyvenime. Nes mirtis nugalėta. Todėl aš drąsiai gyvensiu naują gyvenimą su Jėzumi Kristumi. Aš drąsiai įeinu į santykį su Dievu. Ir drąsiai darysiu bet ką, kam Dievas mane pašauks. Drąsiai. Nesigręždamas į savo praeitį, bet atsigręždamas į Dievą, kuris mane pamilo 0.0 versija. Ir ačiū jam už tai. Amen. Labas rytas, bendruomenė. Kaip ir kiekvieną pirmo mėnesio sekmadienį turėsime komuniją, turėsime bendrystę su Jėzumi Kristumi, vienas su kitu. Ir Paulius sako, jūs esate vienas kūnas ir dalinatės vieną duoną. Tu ir aš mes esame vienas kūnas Jėzuje Kristuje.
Taipogi Paulius labai griežtai sako apie viešpaties vakarienę, kad kas valgo nevertai, šitą kūną ir šitą kraują neįskirdamas Jėzaus Kristaus, jisai bus kaltas prieš viešpaties kūną ir prieš viešpaties kraują. Ir taipogi jisai sako, kad teišteria kiekvienas save, ar jis vertai valgo. Jeigu tu esi naujas bažnyčiai ir nepažįsti Jėzaus, neskubėk eiti, paimti taurę, ištirk savo širdį, pasiklaus pas kažką iš aplinkinių apie viešpatį Jėzų. Na, o dabar visi gal nuo pirmųjų eilių eime prie duonos, prie sulčių ir turėsime maldą. Kaltės manas nešiai, dėl jų mirei, kad gyvenčiau laisvas. Nuo šiol tau priklausau, aš girsiu tavo gerumą per amžius. Aukštinam tave, Jėzau, vertas tu šlovės ir visos garbės. Aukštinam tave, Jėzau, vertas tu šlovės ir visos garbės. Jau gėda nuplauta, žaviuosi aš tavo nuostabią meilę. Malonė lieji vėl, aš girsiu tavo gerumą per amžius. Aukštinam tave, Jėzau, vertas tu šlovės ir visos garbės. Aukštinam tave, Jėzau, vertas tu šlovės ir visos garbės. Aukštinam tave, Jėzau, vertas tu šlovės ir visos garbės. Aukštinam tave, Jėzau, vertas tu šlovės ir visos garbės. Dangiškas Tėve, mūsų viešpatie, mes dėkojam Tau, kad Tu atidavei savo sūnų, kad Jis eitų ant kryžiaus, kad Jo kūnas būtų plakamas, kad Jo kraujas būtų palietas, vien tik dėl to, kad mes taptume geriausią versiją Kristuje Jėzuje. Jėzau karaliau, dėkojam Tau už Tavo auką. Dėkojam Tau už Tavo kančią, už Tavo pralietą kraują. Ta naktį, kai turėjo būti išduota, viešpats Jėzus paėmė duoną, laužė ir davė savo mokiniam tardamas: imkite ir valgykite visi, nes tai yra mano kūnas už jūs atiduodamas. Viešpatie Jėzau,
Palaimink šitą duoną, kurią mes priėmame kaip tavo dvasinį kūną. Priimkite duoną. Taip pat po vakarienės Viešpats Jėzus paėmė taurę vyno ir davė savo mokiniam tardamas: imkite ir gerkite visi iš jos, nes tai yra taurė naujosios sandoros mano kraujyje, kuris už jūs išliejamas. Kiek kartų tai darysite, tai darykite mano atminimui. Viešpatie Jėzau, dėkojam tau už tavo pralietą kraują ir palaimink, Viešpatie, šitas sultis kaip sandora tavo kraujyje. Meldžiam tavo Jėzau vardu. Priimkite sultis. Būk išaukštintas danguje, tu pripildai mūsų šlovę, vertas gyriaus vien tik tu, tavo vardas virš visų. Būk išaukštintas danguje, tu pripildai mūsų šlovę, vertas gyriaus vien tik tu, tavo vardas virš visų. Būk išaukštintas danguje, tu pripildai mūsų šlovę, vertas gyriaus vien tik tu, tavo vardas virš visų. Būk išaukštintas danguje, tu pripildai mūsų šlovę, vertas gyriaus vien tik tu, tavo vardas virš visų. Būk išaukštintas danguje, tu pripildai mūsų šlovę, vertas gyriaus vien tik tu, tavo vardas virš visų. Būk išaukštintas danguje, tu pripildai mūsų šlovę, vertas gyriaus vien tik tu, tavo vardas virš visų. Aukštinam tave, Jėzau, vertas tu šlovės ir visos garbės. Aukštinam tave, Jėzau, vertas tu šlovės ir visos garbės. Aukštinam tave, Jėzau, vertas tu šlovės ir visos garbės. Aukštinam tave, Jėzau, vertas tu šlovės ir visos garbės. Vertas visos šlovės ir garbės. Tikrai labai smagu jausti Dievo dvasią čia, tą ramybę. Nežinau, ar jūs tai jaučiat, bet jaučias didžiulė ramybė. Ačiū Romanui už žodį. Dabar noriu pakviesti, paraginti, pasidalinti, aukoti. Kiekvieną sekmadienį mes visi tarnaujame kažkuo, laiku, savo dovanomis, šlovinimu. Lygiai taip pat mes galime tarnauti ir dalindamiesi finansais. Galime aukoti pavedimu, įrašykite pavedimo paskirtyje Kaunui, tada tos lėšos
tie pinigai bus nukreipti į šią bendruomenę, šios bendruomenės poreikiams, Dievo darbams. Ir lygiai taip pat galima grinai čia vietoje, broliai pasiūs krepšelius, siūskite vienas kitam ir tokiu būdu dar šlovinsim Dievą. Ačiū tau, Dieve, už šitas aukas, už atviras širdis. Palaimink kiekvieną, kuris duoda, ir palaimink kiekvieną, kuris neturi ką duoti. Dieve, tai dirba šie pinigai tavo darbus, tai dirba tavo šloviai, tai prisiliečia prie kuo daugiau širdžių. Tėve, ačiū tau, kad mes turime kuo dalintis, turime didelį širdis, kad tu mus vedi ir kad tu esi mūsų kūrėjas, kuris minkai, kuris mokai ir kuris vedi tavo šlovę. Jėzaus vardu dėkojam tau. Amen. Pabaigai noriu paprašyti pakelti rankas, kas yra pirmą kartą šitoje bendruomenėje, šitoje bažnyčioje. Malonu jūs matyti, mes turime mažą dovanėlę jums. Po šlovinimo mes dar turėsim giesmę, galit prisijungti, pašlovinti. Po pamaldų turėsime sekančioje salėje kavos, arbatos, gerą laiką, bendravimą. Dešinėje pusė bus tarnautojai, kam reikia maldos, užtarimo. Kviečiu visus nepabėgti, paskirti laiko, pasidalinti ir linkiu gražios savaitės, gražaus likusio sekmadienio. Visus labai mylim ir iki pasimatymo mažų mažiausiai kitą sekmadienį, o gal ir kažkur gatvėje. Ačiū. Aleliuja. Aš žinau, kad tikrai šitoje vietoje yra žmonės, kurie turi poreikių. Aš esu turbūt irgi tas žmogus, kuris turi poreikių šiandien. Tai noriu, kad šitas laikas būtų maldos laikas, ne triukšmo laikas, ne bendravimo, nes bendrausim ten, už durų. Tai kas lieka maldoje, norėčiau gal pakviesti arčiau scenos, ne scenos, arčiau priekio, o kas skubat namo ir kam reikalai spaudžia tiesiog keliauti ar bendrauti, ar ne, noris išlikti pagarboj viešpačiui. Amen. Yra laikas džiaugtis, yra laikas šnekėti, yra laikas valgyti, yra laikas melstis. Todėl kviečiu giesmiai ir kam yra poreikių. Galbūt tavo artimas turi poreikių, tu gali šiandien paklausti jo, gal jam reikia maldos šiandieną. Raginu melstis vienas už kitą. Mes kartais bijom ir nepasakom dalykų, ar ne, bet malda yra didžiulis ir galingas ginklas, dvasinis ginklas. Taip, ką lūpos išpažins. Aleliuja. Tu geras esi viešpats. Be vilties ir pražuvęs buvau, tik tamsą mirtį aplinkui mačiau. Aš laukiau to, kas išgelbės mane, malonės jo šaukiaus. Tu suradai ir išgydai, iš kapo pašaukei, meilę pripildei, Jėzau dėkoju, kaltes tu išpirkai. Aš gyvenu, nes man jau atleista, mane išlaisvinai. Tu tai iš malonės padarei. Išliejai grožiai ant mano dėmių, tik dėl malonės aš šiandien gyvenu. Yra
atleiskit man, aš džiaugsmo nesulaikau, nežinau, kad išgelbėtas buvau. Tu suradai ir išgydei, iš kapo pašaukei, meilę pripildei, Jėzau dėkoju, kaltes tu išpirkai. Aš gyvenu, nes man jau atleista, mane išlaisvinai. Tu tai iš malonės padarei. Ir kas rytą atgaivins malonė. Aš skelbsiu tai, jei pasaulis griūs, jei pasaulis griūs po mano kojom. Aš skelbsiu tai, kad tu suradai ir išgydei, iš kapo pašaukei, meilę pripildei, Jėzau dėkoju, kaltes tu išpirkai. Aš gyvenu, nes man jau atleista, mane išlaisvinai. Tu tai iš malonės padarei, tu tai iš malonės padarei. Tu tai iš malonės padarei, iš savo didelės malonės. Tu tai iš malonės padarei. Tu suradai ir išgydei, iš kapo pašaukei, kaltes tu išpirkai. Aš gyvenu, nes mane išlaisvinai. Tu tai iš malonės padarei, iš savo malonės padarei. Tu tai iš malonės padarei, iš savo galingos malonės. Tu tai iš malonės padarei. Ir kiekvieną rytą, ir kas rytą atgaivins malonė. Aš skelbsiu tai, ir jei pasaulis griūs, jei pasaulis griūs po mano kojom, aš skelbsiu tai, ir kas rytą atgaivins malonė. Aš skelbsiu tai, jei pasaulis griūs, jei pasaulis griūs po mano kojom, aš skelbsiu tai. Tu suradai ir išgydei, iš kapo pašaukei, meilę pripildei, Jėzau dėkoju, kaltes tu išpirkai. Aš gyvenu, nes man jau atleista, mane išlaisvinai. Tu tai iš malonės padarei, iš savo malonės padarei. Tu tai iš malonės padarei, iš malonės, savo malonės. Tu tai iš malonės padarei. Ir ačiū tau, tu tai iš malonės padarei. Halleluja, ačiū tau, Jėzau. Halleluja. Halleluja. Didis viešpats mūsų ir galingas. Amen. Amen. Nesikeičiantis, mylintis tėvas, besirūpinantis tavim. Halleluja. Amen.